Šiandienos video KMZ motociklo vožtuvų reguliavimas. Bandysim sureguliuoti vožtuvus, per daug lanksi, variklis labai šlykščiai girdisi, tai šiandieną parodysiu, kaip aš reguliuoju vožtuvus ir ar viskas pavyks, pažiūrėsime šitame video. Tai kaip aš dabar dariau, tai nusėmiau galvą pirmiausia, tada pasižiūrėjau taktas, kad būtų suspaudimas ir įvykęs sprogimas. Abudu vožtuvai turi būti uždaryti, pasistačiau stūmoklį į mirties tašką. Tas mirties taškas, tai įsijungiau bėgį tiesiog ir su ratu taip pasukau moco šiek tiek variklį ir taip pasigavau tą mirties tašką. Dabar pasimatavau vožtuvų, tarpelius tai buvo 0,36, pagal knygutę rašo 0,10 mm turi būti. Tai pirmiausia atsisukam kontragaikę. Ir tada su 14 raktų šiek tiek sukam ir padarom 0,10 mm. Ir viskas. Tai pagal knygą šiek tiek kitaip rašo, bet mes pabandysim šitaip, pažiūrėsim ar užsikurs, ar viskas bus gerai. Gerai, tai vieną jau esu sureguliavęs, dabar bandau kitą tada pareguliuoti irgi lygiai taip pat. Atleidom. Jaučiu, kad liečiasi, bet galiu judinti pirmin atgal. Užveržiam, patikrinam. Puikiai. Prasukam. Pasistatom vėl ant mirties. Panašiai. Žiūrim tarpelis. Gerai. Gerai. Įsirbimo netgi, sakyčiau, biškį gal geriau padariau, bet irgi gerai. Tai kairę pusę jau sureguliavom, dabar bandysim dešinę. Tai iš principo, teoriškai, jeigu stūmoklis čia yra mirties taške, dešiniam irgi turėtų būti dešiniam mirties taške. Suksiu dabar su kojelė ir žiūrėsiu taktus. Taip, atsidarė įsirbimas, užsidaro. Ir dabar užsidarius įsirbimui reikia žiūrėti, kad būtų irgi mirties taškas kairiam, reiškia bus ir dešiniam. Pukšt. Viskas. Mirties taške. Na ką, taip reguliuojam dešinę pusę, lygiai taip pat kaip kairė. Atsisuka. Nežinau, kodėl jie iš tikrųjų buvo taip padaryti, atrodo gaikės gerai užsisukusios. Gal kažkas tiesiog iš lempos pareguliavo. Daug sukt reikia.
Bet kokiu atveju jau turėtų būti geriau negu buvo. Užveržiam kontragaikę. Per daug dabar neveržiu. Nes vat reikės ją ir atsukti jau iš karto. Nes per daug per mažas tarpas. Vėl iš naujo renovuojam. Panašiai atrodo. Bandom veržti. Biškį užveržiu. O, gerai. Šitą įsiurbimas gerai. Na, tas reguliavom tenai. Dešinę pusę. Lyg tai panašiai 0,10 visur padariau. Nes buvo po 0,40 padaryta. Nežinau, kas ten tai buvo padaręs, bet dedam galvą atgal ir bandysim užpult. Reikėsim. Ar čia prireguliavau kažką tai, ar kaip tik gerai padariau. Šiaip dar mačiau, kad daro, matuoja, kiek yra kameros likusios, nes ne visi vienodi stūmokliai būna. Tai būna čia va šiek tiek daugiau milimetrais, mažiau, tada pamatuoja tarpinių dydžius ir juos sukeičia vietomis arba ne. Tai šiek tiek kompensuoja, kad būtų vienodas tos kamerų dydžiai tie vienodi. Kaip uoga. Gražiai, be jokių. Aišku, reikės įdomu, kaip dar užkais, kaip bus. Ar gerai dirbs. Bet manau, kad bus gerai. Šiek tiek dūmo juoda meta, bet ten reikėtų karburatorius mišinį šiek tiek patvarkyti. Na ką, tai šiandien tiek. Pabaigiam reguliuoti vožtuvus. Kaip ir viskas gerai dirba. Dabar tik tai reikės bandyti pavažinėti šiek tiek, kad užkaistų ir matysim, ar viskas bus gerai. Bet iš principo pavyko. Veikia.